Pavasaris. Pagaliau pavasaris. Kokia grožia oras, taip ir noris laukia būti iš tikrųjų. Darau greitą video ir video bus daugiau, na iš tikrųjų nedaugiau, o visiškai ne apie draudimus, ne apie galimus produktus ir panašius dalykus, o video apie tai, kad aš ieškau komandos pastiprinimą. Ir bent jau 2 žmonių man reikia, kurie norėtų dirbti draudimuose, kurie būtų pasiryžę mokintis daug ir net labai daug. Nuotoliniu būdu viskas vyksta, ne, ir darbą galim organizuotis nuotoliniu būdu, nebūtina turėti galimybės visur pas klientus nuvažiuoti, sakykime, ir panašiai. Aišku, smagu atvažiuoti ir pamatyti gyvai. Tai kas be ko, bet tikrai tai nėra reikalavimas pagrindinis, sakykime, ne. Taip, anglų kalba reikalavimas yra noras mokytis, noras žinoti, gebėjimas tą daryti, ne, nes visokių būna dalykų, ne, ir sakau, man reikia pastiprinimą komandos, visiškai nesvarbu, iš kokio miesto jūs esat, kur gyvenat, svarbu, kad Anglija, ne, bet daugiau visą tai yra viskas suderinama, netgi jeigu ir labai labai toli, tai viskas vyksta online, pilnai visi mokymai yra suteikiami. Jeigu niekada neturėjot patirties draudimų srity, tai visko išmoksim, kartu išmoksim ir būsiu šalia tiek, kiek reikės. Ne? Jeigu mane girdi žmonės, kurie šiuo metu dirba draudimuose ir norėtų informacijas, kaip vyksta perėjims į mūsų kompaniją, Tavistock Protect, ne? Tai parašykit man, konfidencialumą garantuoju ir tikrai nieks nesužinos, kad jūs kažkur kažką žiūrinėjot ir galvojat, gal reiktų pereiti. Todėl, kad komisinius mes turim tikrai aukštus, turim tam tikrą sąlygą su retention pod, su trainingais. Tie, kas dirba draudimuose, mano žargoną suprantat, tas visas kalbas, ne, ir kas svarbiausia tai, kad mes turim pačią geriausią kainą klientam, tai yra tiesioginė draudimų kaina, be loaded premiums ir mes neturim jokių antkainių. Ta, ką tu ir tikrai nemaža dalis kompanijų kitų, brokerių kompanija, ne? Tai pasvarstykit, pagalvokit, jeigu duomenį informaciją ir patirties turit, tai susisiekit, yra išskirtinai kitokias sąlygas, bet jeigu niekada patirties tokios nebuvo, niekada neteko dirbti su draudimais, bet norėtumėt, tai duokit man žinoti, pakalbėsim, apkalbėsim viską detaliai, ne? Ir pažiūrėsim, gal kažkas iš to išeis. Ne? Tai, kad čia daugiau bus darbo skelbimas, o ne apie pačius draudimus. Ne? Bet kadangi grupė apie tai ir mane seka labai daug žmogeliukų, tiek dirbančių draudimuose, tiek ir ne, bet gal norinčių. Ne? Taip, kad yra galimybė išmokti, yra galimybė absoliučiai pakeisti savo karjeros rakursą visų 360 laipsnių kampų, ne taip pasakiau, 180, ne, 300, tai grįšiu tą pačią. Tai va, tai duokit žinot, jeigu kas, susirašom, susiskambinam ir jeigu vis dėlto domin ir nenorit, kad nieks žinotų, kad klausinėjotės, tai konfidencialumą garantuoju. Svarbiausia yra nebijot pasidomėti įvairiom galimybėm ir būti atviriem pokyčiam. Taip, kad gražaus pavasario. Koks grožis laukia. Pasaka, ne? Pasaka jau. Nors biški šalta, bet vis tiek faina. Labai. Viskas, gražios jums dienelės ir likusios savaitės. Iki.